Pasikalbėkime apie teksto stilius. Kol kas mes mokysimės tik 3 teksto stilius, tai yra pusjuodis stilius. Pusjuodis stilius padaro tekstą tokį storesnį, tiesiog yra storesnės raidės. Dar pusjuodis stilius yra štai šitoje pastraipoje. Toliau kitas stilius yra kursyvas, arba kitaip tariant pasviręs tekstas. Ir dar yra pabrauktas teksto stilius. Ir viena iš šitų pastraipų yra paprasto stiliaus. Tai yra šita pastraipa. Šitas tekstas nėra nei pusjuodis, nei kursyvas, nei pabrauktas. Tai kaip šitam tekstui nustatyti stilių? Reikia visų pirma norimą tekstą pasižymėti. Pasižymėjus tekstą, ieškome stilių mygtukų, o jie yra štai čia. Kaip žinoti, kuris mygtukas ką reiškia, užvedame pelytę ir rašo stiliaus pavadinimą. Štai pusjuodis. Jeigu noriu šitas tekstas, kad būtų pusjuodis, spaudžiu ant pusjuodžio mygtuko. Ir štai mano tekstas pasidarė pusjuodis. Jeigu noriu stilių nuimti, štai mygtukas dabar yra įspaustas, reikia jį atspausti. Ir tekstas vėl dabar yra paprastas. Toliau, jeigu noriu uždėti kursyvą, spaudžiu ant kursyvo. Jeigu noriu uždėti pabrauktą, spaudžiu ant pabraukto. Ir dabar mano pažymėtas tekstas yra ir kursyvas, ir pabrauktas. Štai tą rodo 2 mygtukai. O jeigu aš pažymėčiau dabar visą tekstą, tai man nerodo nei vieno stiliaus, todėl kad jie visi tekste yra skirtingi. O jeigu pažymėčiau štai šią pastraipą, tai rodo kursyvą, nes pažymėtame tekste jokio kito stiliaus nėra, tik kursyvas. Toliau pasikalbėsim apie teksto šriftą. Šriftas yra štai čia. Jeigu kada nors supainiosi šriftą ir stilių, tiesiog užvedi pelytę ir tada rašo šrifto pavadinimas. Tai norint nustatyti šriftą, reikia vėlgi pažymėti tekstą ir pasirinkti norimą šriftą. Kas yra šriftas, tai yra tiesiog raidžių forma. Tai pavyzdžiui, pasirenku štai tokį šriftą ir mano raidžių forma pasikeitė. Šriftų yra labai daug. Įvairiose programuose yra įvairūs šriftai ir dar įmanoma, jeigu neužtenka tiek šriftų, šriftus galima parsisiųsti iš interneto, bet kai kurie šriftai yra mokami, o kai kurie yra nemokami. Ir kai kurie šriftai neturi lietuviškų raidžių. Na, pavyzdžiui, pažymėkim šitą tekstą ir pasirinkim štai tokį šriftą. Štai. Mano lietuviškos raidės yra kažkokios išdarkytos ir dar atsirado kažkokie trikampėliai tekste. Ir dar netgi tekste nebėra tarpų. Kodėl šitaip yra? Todėl, kad tas šrifto kūrėjas turbūt nėra matęs lietuviškų raidžių, jam jos neįdomios, jis jų nenaudoja. Gal tas žmogus yra koks nors amerikietis ar brazilas ar dar kas nors kitas. Jis tokių raidžių ir nenupiešė. O jeigu lietuvis kurtų šriftą, galbūt jis neatsižvelgtų į kitų valstybių raidės. Pavyzdžiui, vokiečiai turi raidės kaip A su 2 taškais, O su 2 taškais ir panašiai. Taigi tokių šriftų geriau vengti. Yra daug puikių šriftų, kurie tikrai turi lietuviškas raidės ir labai gražiai atrodo. Šiaip šriftai yra išdėstyti abėcėlės tvarka, štai A, B, C, D ir taip toliau. O pačiam viršuje yra paskutiniai mano naudoti šriftai, kad jų nereikėtų ieškoti. Pavyzdžiui, man patiko kažkoks šriftas ir rodo, kokį aš paskutinį panaudojau. O kaip dar galima greičiau surasti kokį nors šriftą, pavyzdžiui, aš žinau, iš kurios raidės jisai prasideda, galiu parašyti tą raidę, pavyzdžiui, V, ir iš karto pasirinkti šriftą iš V raidės. O kaip žinot, koks šriftas yra parinktas, tai vėlgi pažymėme tekstą ir pasižiūrim. O jeigu aš pažymėsiu dabar visą tekstą, tai man žinoma nerodys nieko, nes šriftai yra skirtingi.